Dabar Mosado vadovas neįprastai parėmė prieštaringai vertinamą projektą – beduinų pramoninės zonos sukūrimą Negeve. Romanas Gofmanas mano, kad bendra pramoninė zona tarp beduinų kaimo Birhataiš ir Ramat Negevo regioninės tarybos galėtų sustiprinti saugumą ir sumažinti nusikalstamų tinklų įtaką. Plane numatyta plėtoti maždaug 200 000 kvadratinių metrų plotą. Taigi, buvęs korespondentas Balilas Sadinas yra čia studijoje. Balilai, apie šį projektą buvo svarstoma jau daugelį metų, bet jis pradėtas įgyvendinti tik dabar. Kodėl būtent dabar? Papasakok daugiau. Na, kodėl dabar? Prie projekto prisijungė Romanas Gofmanas. Tai ir yra klausimas, nes, žinote, mažai tikėtina, kad Mosado vadovas, Izraelio žvalgybos agentūros vadovas, įsitrauktų į kai kuriuos regioninius klausimus čia. Ir pramonės klausimus, žinoma, nes jis iš tikrųjų vadovavo vienam iš Izraelio gynybos pajėgų padalinių tame regione, taigi jis žino,